Rakto paieškos. Guvų su kate Morka po nulūžusio rakto nesėkmių dar labai ilgai džiūgavo, kad vis dėlto pavyko iškrapštyti iš guvų bambos tą nulūžusią rakto detalę. Bet džiaugsmas ilgai netruko. Jis baigėsi vos tą pačią akimirką, kai guvų suprato, jog dabar bamba taip ir liks neužrakinta ir atvira visiems, kas norėtų pasiimti jo dalį džiaugsmo ir fantazijų iš jos stebuklingos bambos. Bambai užrakinti yra reikalingas pilnas raktas. Tik tada jis tampa stebuklingas ir tinkamas guvų bambai. Bet ta iškrapštyta detalė nuskriejo kažkur labai toli. Guvų, paklausė katė Morka. O ką dabar mes darysime? Kaip rasime šią rakto detalę? Morka, aš dar nesugalvojau, bet mes ją privalome surasti, kol dar nesutemo, ištarė Guvų. Ir abudu su kate Morka vaikščiojo ratais kvadratais vienas aplink kitą, nuleidę galvas, tikėdamisi, kad galbūt netyčia kur nors akys užmatys tą rakto detalę. Laikas ėjo. Vaikščiojimo ratai didėjo ir plėtėsi, bet rakto taip ir nepavyko surasti. Guvų, vėl tarė katė Morka, gal mes paprašykime pagalbos? Nueikime į aikštelę, kur sportuoja varna, sraigė Elena ir balandis, daugiau kojų, daugiau akių, daugiau galimybių rasti. Puikiai mintis, atsakė Guvų. Ir su draugų pagalba paieškų plotai išsiplėtė net 3 kartus. Bet laikas ėjo. Saulė pamažu pradėjo leistis, o raktas taip ir nebuvo surastas. Kai paskutiniai saulės spinduliai dingo už horizonto, su jais kartu dingo ir visos tos dienos viltys dar šį vakarą surasti dingusią Guvų rakto detalę. Susėdo draugai ant suolelio ir tiesiog tylėjo. Sraigė Elena pirma išliūkino namo. Jai ilgiausiai užtrunka pasiekti savo namus. Paskui ją netrukus nuplasnojo ir sidabrė varna su pilkuoju balandžiu. Ir liko ant suolelio tik katė Morka ir Guvų. Guvų, ar kada nors tau teko užmigti su atrakinta savo stebuklų pilna bamba? Paklausė katė Morka. Ne, dar niekada neteko užmigti tokiam atviram ir kartu nesaugiam. Tarsi norisi pasislėpti nuo visų saugiai ir kantriai išlaukti ryto, kada vėl galėsi tęsti rakto paieškas. Sumurmėjo liūdnai Guvų. Gali šią naktį pernakvoti mano balkone. Ten turiu net 3 pagalves. Viena žalia, kita mėlyna, o trečia su spalvotais langeliais. Leisiu tau pirmam išsirinkti, ant kurios tu norėsi praleisti naktį. Išdėstė savo pasiūlymą katė Morka. Ačiū, Morka, padėkojo Guvų ir išsitraukė iš savo žalios liemenės kišenėlės žaizdelių pleistriuką. Lėtai jį atplėšė ir užsiklijavo ant bambos. Taip Guvų jautėsi saugesnis. Katė Morka paėmė Guvų už rankos ir nutipeno į balkoną, kuriame tą naktį ir praleido. Tiesa, Morkai labai greitai pavyko užmigti, o Guvų taip ir nesugebėjo nukeliauti į sapnų karalystę. Jis tik gulėjo, žiūrėjo ir liūdėjo. Bet viduje žinojo, kad visada kitos dienos rytas yra geresnis už praeitos dienos vakarą. Kad ir kas tau šiandieną nutiko, visada rytojus atneš naujų netikėtumų. Ir su jais visais mes kiekvienas, net ir Guvų, susitvarkysime.